Labą dieną. Labas rytas. Labą rytą. Ar girdit mus? Taip, girdimas. Puikiai. Girdim. Aišku. Galiu pradėti. Oi, pakarsis. Labas rytas, su naujais, ko nemačiau. Labas rytas. Tai, mėly kolegos, pradėsim 2025 m. sausio 9 dienos Tauragės rajono savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Kolegos, prašysiu įsijungti kameras, kad matytumėm jūs. Ir posėdžių sekretorės prašysim sutikrinti dalyvaujančius. Labas rytas visiems. Tai pas mus salėje dalyvauja Laimėda Ašmontienė ir Andrius Burmistrovas. Mindaugas Bakša, matau, prisijungęs yra nuotoliu. Linas Janušonis prisijungęs nuotoliu. Rita Kurlinkienė prisijungus nuotoliu. Mindaugas Lukošaitis prisijungęs nuotoliu. Matas Petraitis prisijungęs nuotoliu ir Arūnas Latiška prisijungęs nuotoliu. Taip pat prie mūsų posėdžio prisijungė yra finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas bei plėtros ir investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr specialistė, kuri taip pat pristatys klausimą, ir kiti administracijos darbuotojai. Tai, mėly kolegos, galime pradėti. Šiandien darbotvarkėje numatyti 2 klausimai, ar bus pasiūlymų pageidavimų dėl darbotvarkės. Nematau. Pradėsime nuo pirmojo klausimo. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano projekto pranešėja Nijolė Šlefandoraitė, plėtros investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr specialistė. Šito klausimo sprendimo projekto norėčiau nusišalinti darbo santykiai užimtumo tarnyboje, bendruomenės pirmininkė, vaikų dienos centro vadovė ir artimųjų darbo santykiai. Tai vadovavimą perduodu Mindaugui Bakšai. Aš pasitikslinsiu, nusišalinat nuo vieno ar nuo 2? Nusišalinu nuo 2 klausimų. Mindaugai, gali perimti vadovavimą posėdį? Galiu. Prašome pristatyti klausimą. Labą dieną visiems. Strateginis savivaldybės veiklos planas 25-27 metų projektas yra parengtas, kaip ir kiekvienais metais tikslinant 3 metų veiklos planą savivaldybės. Ir šis projektas yra savivaldybės biudžeto projekto planavimo pagrindas. Savivaldybės biudžeto projekte asignavimai planuojami pagal savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir šiuose programuose nustatytiems stebėsenos rodikliams pasiekti. Pagal strateginio valdymo metodiką savivaldybės strateginiame plane yra nurodoma savivaldybės misija ir veiklos prioritetai, savivaldybės strateginio plėtros plano plėtros tikslai, uždaviniai ir stebėsenos rodikliai. Planuojami 3 metų asignavimai skirti savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti ir projektams. Taip pat yra numatyti, planuojami pasiekti rezultatai, nurodytos strateginio veiklos plano programos, taip pat savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ar kai savivaldybė turi 50% ir daugiau balsų visuotinė dalininkų susirinkime, planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rezultatai. Šių metų arba 25-27 metų strateginėme veiklos plano projekte yra 10 programų uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir reikšmės. Taip pat norėčiau
pasakyti, kad strateginio veiklos plano programos yra skirstomos į funkcijų vykdymo programas, kuriuose atsižvelgiant į savivaldybės strateginio plėtros plano nustatytas savivaldybės plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės ir regiono plėtros plano pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuotus projektus yra šitos funkcijos numatomos ir yra 9 funkcijų programos ir viena yra valdymo programa. Jeigu detaliau apie numatomus naujai įgyvendinti projektus, tai pirmoji programoje yra numatyta robotinių procesų atnaujinimas, trečioji programoje bus įgyvendinama regioninė priemonė Tauragės rajono savivaldybės aplinkos oro monitoringo infrastruktūros plėtra ir visuomenės informavimas, taip pat numatyta pažangos priemonė Tauragės miesto žaliosios infrastruktūros plėtojimas. Trečioji programoje yra ir Tauragės vandenų priemonės numatytos, tai būtų vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės rajono savivaldybėje ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra. Ketvirtai programoje, tokia kaip pažangos priemonė, tai būtų skatinimo keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas. Taip pat penktoj programoje yra numatyta regiono plėtros plane patvirtintas projektai kaip tvarios aplinkos užtikrinimas prie Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, urbanizuotose ir tankiai apgyvendintose Zumpės tvenkinių teritorijose, jūros upės pakrantės teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas daugiatiksliam naudojimui, taip pat Balskų tvenkinio pritaikymas, lankymui keramikos tvenkinio infrastruktūros sutvarkymas. Septintoj programoje yra numatyta, arba gal paskui detaliau apie 7. 8 programoje bus vykdomas projektas sporto paskirties pastato modernizavimas, tai yra Bastilijos pastato modernizavimas, taip pat toliau bus vykdomas Vytauto stadiono atnaujinimas. 9 programoje numatyti nauji projektai kaip ugdymo priemonės mokykloms, neformaliojo ugdymo projektas, ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų bei nauja priemonė ekologiško maitinimo diegimo švietimo įstaigose. Taip pat yra numatyta ir ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimas, tai Tarailių progimnazijos pastato, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos modernizavimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimas, taip pat Skaudvilės Karšuvos mokyklos modernizavimas. Dabar dar norėčiau pastebėti, kad strateginiame veiklos plane 25-7 metų yra pateikta informacija apie asignavimų ir kitų lėšų paskirstimą pagal programas ir pagal grafike pateiktą informaciją. Matom, kad didžiausia asignavimų dalis tenka 9 programai, tai būtų ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai. Taip pat nemaža dalis tenka ir socialinės paramos programai. Detaliai apie numatomus infrastruktūros plėtros priemonių detalizavimas yra išdėstytas Tauragės rajono savivaldybės 25-7 metų infrastruktūros plėtros priemonių plane. Dabar, kadangi komitetas yra sveikatos ir socialinių
Tai norėčiau trupučiuką detaliau apie 7 programą, tai būtų sveikatos apsaugos programos, kokie uždaviniai yra, tai būtų pačioj programoje numatyti yra 2 uždaviniai, tai yra gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę ir stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, bei kitas uždavinys - užtikrinti medicinos paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamiems asmenims. Šioje programoje yra numatytos 2 pažangos priemonės, kurios bus įgyvendinamos ir yra numatytas regiono plėtros plane. Tai būtų regioninė priemonė prevencinių priemonių stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas Tauragės rajono savivaldybėje. Ir kitas regioninis projektas tai būtų ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje. Kai kuriuos projektus šios programos, kurie yra nurodyti, įgyvendina sveikatos biuras, tai būtų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, taip pat projektas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio diegimas ir dar vienas sveikatos stiprinimo programa ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams neįtikėtini metai ir sveikatos stiprinimo programa mokyklinio amžiaus vaikų tėvams neįtikėtini metai. Tai tiek trumpai apie 7 programą, o 10 programa yra socialinės paramos įgyvendinimo programa ir ši programa apima 7 uždavinius ir yra numatyta įgyvendinti 4 pažangos priemonės iš regionų plėtros plano. Kitos priemonės yra testinės, tai pažangos priemonės būtų tokios kaip socialinio būsto plėtra Tauragės rajono savivaldybei, taip pat nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje ir socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Tauragės rajono savivaldybėje. Šiuo projektu numatoma Lauksargių mokyklos pritaikymas globos namams. Taip pat dar vienas projektas, tai būtų socialinių paslaugų asmenims turintiems intelekto ir ar psichikos negalią plėtra Tauragės rajono savivaldybėje. Tai pagal strateginiame veiklos plane pateiktą grafiką matosi, kad socialinės paramos įgyvendinimui yra skiriama didelė dalis lėšų ir mes tai buvom aptarę ten žinai. Ir šitas, tada tiek būtų trumpai apie strateginėme veiklos plane numatytas priemonės ir viskas atsispindi pateiktose prieduose programų ir apie numatytas įgyvendinti priemonės ir apie siekiamus rezultatus. Visi šie priedai buvo pateikti tarybos nariams. Jeigu būtų klausimų, tada prašom. Ačiū pranešėjai. Turėsite kas nors klausimų? Pasisakyti. Tai teikiam bendriem komitetam ir tarybai. Pereinam prie antro klausimo dėl Tauragės rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto projekto. Pristatys skyriaus vedėjas Ignas
Kymantas. Labą dieną. Teikiame svarstyti 25 metų biudžeto projektą, atsižvelgiant į patvirtintą valstybės 25-27 metų biudžetą, taip pat į tarybos veiklos reglamentą. Pademonstruosiu, kokie planuojami pakeitimai 25 metų biudžeto eilutėse lyginant su 24 metais. Ar matosi pajamų lentelės vaizdas? Matosi, Ignai. Matosi. Taigi planuojame, kad 25 metais savivaldybės biudžeto pajamos sieks 104 milijonus 2,8 tūkstančio eurų. Šiuo metu yra suvesti ir likučiai praėjusių metų, koks yra perkelimas į 25 metus, tačiau dar yra uždirbamų pajamų ir aplinkos apsaugos specialiosios programos ir kiti tikslinės paskirties likučiai dar suvedinėjami, tačiau planuojam, kad perkelsim iš praėjusių metų apie 4,5 milijono eurų likučių tiek iš užplaninių pajamų, tiek iš nepanaudoto finansavimo į 25 metus. Ką prognozuoja mūsų finansų ministerija, kiek mes surinksim iš gyventojų pajamų mokesčio finansavimo, tai planuojam apie 5,2 milijono eurų daugiau lyginant nei praėjusiais metais arba 14,38% didesnis finansavimas. Tai ir sudaro mūsų didžiąją dalį savarankiškų pajamų finansavimo, kurį galime skirti darbo užmokesčio padidinimui ar prie projektų prisidėjimui. Toliau planuojame ir iš turto mokesčių daugiau surinkti pajamų 116 tūkstančių eurų, prekių paslaugų mokesčių, iš kurių vietinės rinkliavos planuojam daugiau gauti 94 tūkstančiais eurų. Dotacijų planuojam reikšmingai didesnė suma, beveik 12,8 milijono eurų, daugiau lyginant su 24 metų pirminiu patvirtintu planu. Tai sudaro didžiąją dalį, kad planuoja gauti daugiau finansavimo administracija ES finansuojamiem projektam. Tai planuojama suma yra 9,7 milijono eurų, lyginant su praėjusiais metais pirminiu planu, kuris buvo 2,5 milijono eurų. Kadangi, kaip ir pristatyta strateginėme plane, yra įtraukta nemažai priemonių naujų ir planuojama įgyvendinti naujų projektų ir tęsti esamus projektus. Valstybės deleguotom funkcijom įgyvendinti panaši suma išlieka kaip ir praėjusiais metais, beveik 7,7 milijono eurų. Planuojama mokymo lėšų daugiau gauti iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos 17% daugiau arba 3 milijonais eurų, tai susijęs su pedagogų darbo užmokesčio didinimu. Kitos tikslinės dotacijos planuojama beveik dvigubai daugiau gauti, bet čia reikšmingas yra pakeitimas atliktas dėl to, kad planuojam į šį metų biudžetą iškart įtraukti Via Lietuva kelių direkcijos lėšas 2,5 milijono eurų keliams, kad nereikėtų po to tikslinti biudžeto ir įtraukti, tai suma yra preliminari 2,5 milijono eurų. Taip pat yra įtrauktas planas ir valstybės investicijų programos finansavimo, tai 4,156 milijono eurų mūsų sporto komplekso statybai. Iš kitų pajamų finansavimą planuojam gauti beveik 7% didesnį, tai iš turto pajamų, iš pajamų už prekes ir paslaugas, tačiau už prekes ir paslaugas dar nesuvesti praėjusių metų likučiai, kaip ir minėjau, tai gali keistis ši suma ir įtrauktas yra naujas finansavimas, kur gauname už likučius sąskaitose, už banko, moka bankas palūkanas už
už iždo sąskaitų likučius 0,5%, atrodo, tai čia suplanuota 70 000 per metus yra gauti. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo planuojama gauti 145 000 eurų. Skolintis planuojame daugiau, 550 000 eurų, atsižvelgiant į tai, kad galima skolintis prisidėjimui prie ES finansuojamų projektų. Tai planuojama skolintų lėšų finansavimas 3,1 milijono eurų. Tai bendrai pajamos siektų pajamų planas 19,9% didesnis, o iš savarankiškųjų funkcijų apie 13,8%. Tai dar noriu komitetą informuoti, kad šita vieta po viešinimo dar gali pasikeisti suvedus galutinius praėjusių metų likučius. Trumpai pristatau apie darbo užmokesčio pakeitimus, kuriuos turėjo suplanuoti. Tai kyla minimali mėnesinė alga 12,3%, kur poreikis bus biudžete apie 300 000 savivaldybės savarankiškųjų funkcijų. Bazinis dydis išlieka tas pats, 1785 eurai, ir planavom įstaigom visom taip pat skirti darbo užmokesčio fondo padidėjimą visiems darbuotojams 12,3% didesnį lyginant su praėjusiais metais, lygiai kaip ir su minimalios algos padidėjimu. Įstatyme buvo nustatyti pakelimai kvalifikuotų darbuotojų C, B ir A lygio minimalių koeficientų padidėjimai 12,3%, kaip ir minimalus atlyginimas didėja kvalifikuoto C lygio darbuotojo darbo užmokesčio apatinė riba, specialisto B lygio 8,1%, o specialisto A lygio 4,5%. Tai visi tie padidėjimai sąlygoja išlaidų didėjimą iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų, kurių, kaip minėjau, didėja apie 13%. Tai iš jų didžiąją dalį, beveik pusę finansavimo reikia skirti darbo užmokesčio didinimui, kadangi siūlome planuoti visiems padidėjimą tiek, kiek fondo, tiek, kiek minimali mėnesinė alga didėja. Tai tiek apie darbo užmokestį. Toliau bendros išlaidos, kaip ir pajamos, dabar subalansuotos yra pateiktos jums 104 milijonai eurų. Arba 19% didesnės, savivaldybės valdymo programai didėja 4,8% poreikis, tai susijęs su darbo užmokesčio didėjimu, saugesnio miesto programai didėja poreikis 292 000 eurų arba 21%. Tai susijęs su vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo planais, atnaujinimais, taip pat aplinkos apsaugos programai matomas mažėjimas finansavimo poreikio 14%, dėl to, kad praėjusiais metais šioje programoje buvo planuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidos, kurie projektai yra pabaigti. Verslo, turizmo ir žemės reikalų programoje taip pat matomas mažėjimas, dėl to, kad baigti yra didelės apimties melioracijos projektai. Reikšmingiausias padidėjimas ir poreikis ir iššūkis balansuojant biudžetą buvo, kad didelis poreikis yra urbanistinės plėtros ir viešosios infrastruktūros gerinimo programoje. Tai čia suprojektuota yra didesnis finansavimas 6,3 milijono eurų arba beveik 100%, arba beveik dvigubai daugiau finansavimo. Tai čia dar noriu pabrėžti, kad miesto infrastruktūroje poreikiai buvo dar didesni, tai šiame projekte dar apie 500 000 eurų nėra įtraukti finansavimo, kur buvo iškelti poreikiai iš statybos skyriaus, tai turėtų būti metų eigoje dar tikslinama šita programa. Būsto ir plėtros ir valdymo programui didėjimas 6% beveik nustatytas. Čia daugiausiai yra seniūnijų komunalinių ūkio paslaugų užtikrinimo išlaidos. Mažėjimą dar lėmė šios programos dėl to, kad čia buvo įstatinio kapitalo didinimo išlaidos praėjusiais metais numatytos Tauragės TRAC.
Na ir šiam komitetui aktuali programa, sveikatos apsaugos programa didėja reikšmingai, beveik 200%, 1,2 milijonų dėl planuojamų kitais metais įgyvendinti projektų, finansuojamų iš ES ir iš valstybės biudžeto. Kultūros ir sporto programoje didėjimas 14%, tai susijęs su sporto komplekso statybos finansavimu didinimu ir su kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimu. Didžiausia mūsų programa ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa didėja taip pat reikšmingai 36% arba 5,7 milijonų eurų dėl pedagogų darbo užmokesčio didinimo, taip pat dėl investicinių projektų finansavimo, socialinės paramos įgyvendinimo programoje didėjimas beveik 5% arba 757 tūkstančiais eurų. Tai lemia socialinių išmokų poreikio didėjimas, socialinių paslaugų finansavimo didėjimas, tačiau detaliau šią programą pristatysiu pagal priemonės, pagal finansavimo šaltinius, kaip ir pajamuose. Minėjau, kad didėja ES finansavimas beveik dvigubai, savarankiškų funkcijų finansavimas didėja 13,85%. Taigi šiam komitetui pristatysiu atskirai sveikatos apsaugos ir socialinės srities priemonės ir įstaigas, kad galėtume padiskutuoti. Taigi 7 programoje numatytos priemonės paryškinau dėl morkinės spalva, tai tęsiama yra sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimo ugdymo įstaigose bendruomenėje visuomenės sveikatos stebėsenos valdymas. Šita priemonė tęsiama yra visuomenės sveikatos biure, tačiau administracijai finansavimo čia nebelieka, dėl to, kad praėjusiais metais čia buvo suplanuotas automobilių įsigijimas visuomenės sveikatos biurui. Tęsiama yra sveikatos programos įgyvendinimo nuo aplinkos apsaugos specialiosios programos finansavimo paskirto procento programa, kuriai yra suplanuota 54 tūkstančiai eurų. Šita vieta dar gali pasikeisti, kai suvesim visas aplinkos apsaugos specialiosios programos praėjusių metų pajamas ir gali padidėti, kadangi procentas yra išskiriamas. Paryškinau priemonės, kuriuose suplanuoti finansavimai yra projektams, tai tęsiamas finansavimas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose, kokybės ir prieinamumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje, ES finansavimas 67 tūkstančiai pirminės sveikatos priežiūros centro projektui, taip pat asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimo projektas, kur ligoninės slaugos dienos centras įrengiamas, prisidėjimas iš savivaldybės savarankiškų funkcijų prie netinkamų išlaidų 164 tūkstančiai. Ir ši priemonė daro didelę įtaką visos programos didėjimui. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Tauragės rajono savivaldybėje projektui suplanuotas tiek savivaldybės savarankiškų, tiek ES finansavimas 73 tūkstančiai eurų. Tauragės ligoninės slaugos paslaugų plėtrai, sveikatos centro veiklos modelio diegimui suplanuotas ES finansavimas 74 tūkstančiai sveikatos centro koordinatoriaus darbo užmokesčiui, sveikatos priežiūros specialistų rengimo pritraukimo projektui suplanuota yra 91 tūkstantis ES finansavimo, kur bus skiriamas finansavimas sveikatos priežiūroms studijų apmokėjimui, slaugytojų ir gydytojų. Taip pat sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimui suplanuota yra 162 tūkstančiai. Atsiprašau, Ignai, labai atsiprašau, norėtų nusišalinti. Aš tikrai
Atsiprašau irgi, kad pertraukiau. Labą rytą visų pirma, kadangi dirbu Tauragės ligoninėje, yra darbo santykiai tiesioginiai, tai norėčiau nusišalinti išaiškėjus faktam apie finansavimą. Tai buvo visiems leidus. Ar nieks neprieštarauja, nes tuo pačiu klausimu tada ir aš, nes kažkaip tai ne. Tai tik tai kas kaimo. Tai skaičiuok, kad niekada lygiai nepasakė. Ai, palaukit, tai gerai, Mindaugas. Tai jeigu 3 nusišalina, tai kiek lieka? 5 lieka. Tai kvorumos yra. Tai tik tai kas perims. Mindaugai Lukošaitį gal pravesti toliau? Gerai, bet aš turiu įtarimą, kad priartės tas momentas prie vaikų dienos centro finansavimo, tai įtariu, kad ir aš gausiu nusišalinti. Tai tada gal Matas Petraitis, jeigu ir tu nusišalys. Taip. Gal galėtum Matai pravesti? Gal galėtum toliau pravesti posėdį? Galiu. Ačiū tau. Gerai, ačiū. Tai negalėsit tęsti tada. Taigi, sveikatos apsaugos programos priemonės beveik į pabaigą. Dar yra finansavimas numatytas testinės veiklos priemonėm, tai teikti medicininę pagalbą nedraustam asmeniui 3 000 eurų ir tuberkuliozės profilaktikos priemonėm 1500 eurų. Toliau tada siūlyčiau pereiti prie priemonių, tai mūsų socialinės apsaugos, socialinės paramos įgyvendinimo programos, kuri turi daugiau priemonių negu sveikatos apsaugos programa. Tai visų pirma pradedama nuo paramos mirties atveju teikimui ir administravimui, kur yra skirtas finansavimas iš savivaldybės deleguotų lėšų. Čia suplanuota yra 350 000. Beveik visų socialinės paramos įgyvendinimo programos priemonių finansavimo poreikis didėja dėl to, kad buvo pakeisti vyriausybės remiamų pajamų dydžiai ir baziniai socialiniai dydžiai, padidinti 26%. Šiam projektui planuojant dar lapkričio mėnesį prognozavom apie 15% šių dydžių augimą. Tai gruodžio pabaigoje patvirtinus šios dydžius 26% didesnius lyginant su praėjusiais metais, tai dar kai kuriuose priemonėse yra finansavimo trūkumas. Ir juos turėtumėm užtikrinti arba tikslindami po viešinimo, arba metų eigoje tikslindami biudžetą. Piniginiai socialiniai paramai skirtom ir išmokėtom lėšom yra suplanuota 1 944 000, tai didėja dėl tų pačių paminėtų vyriausybės remiamų pajamų dydžio ir bazinio socialinio dydžio, tačiau gali mažėti dėl papildomų priemonių socialinės paramos skyriaus, kurios leidžia tikslingiau vertinti paramos gavėjų pagrindimą. Kito kuro kompensacijos suplanuotos mažesnės dėl to, kad mažėjo gavėjų skaičius dėl praėjusiais metais dėl kuro kainų mažėjimo, tačiau gali didėti dėl tų pačių dydžių pakeitimo vyriausybės remiamų ir bazinio socialinio dydžio. Tai čia dar yra poreikis didesnis, dabar beveik 600 000 eurų suplanuota, bet pagal perskaičiuotus naujus patvirtintus dydžius šią programą reikėtų dar peržiūrėti ir padidinti beveik 90 000 eurų. Dėl to išskyriau kitas spalvas čia. Šį finansavimo šildymo karšto šalto vandens kompensacijom suplanuotas mažesnis finansavimas lyginant su praėjusiais metais. Taip pat mažėjo dėl gavėjų skaičius dėl turto vertinimo, tačiau gali didėti dėl vyriausybės remiamų pajamų dydžio. Daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo, kreditų ir palūkanų apmokėjimai suplanuota yra didesnė suma dėl didėjančių renovacijų skaičiaus, tai 130 000 eurų daugiau negu praėjusiais metais. Priemonėje transporto išlaidų kompensavimas, lengvatinis keleivių vežimas yra suplanuota mažiau, pagal vežėjo pateiktą informaciją, kiek keleivių pervežiama su
kuriem yra taikomos lengvatos, tai 164 tūkstančiai, siūloma mokymosi priemonėms mokiniams skirti daugiau 10 tūkstančių eurų finansavimui įsigyti kokybiškesnės prekes, atlikti pakeitimai priemonėse vienkartinės paramos gimus vaikui skirimas, kur buvo suplanuotas praėjusiais metais finansavimas, šiemet toj priemonėje nėra. Tačiau čia planuojama finansuoti, sujungus tvarkos aprašus ir šias dvi priemonės į materialinės paramos skyrimą ir mokėjimą Tauragės rajono savivaldybės gyventojams. Šios dvi priemonės bus finansuojamos iš suplanuotų 243 tūkstančių eurų. Čia taip pat neseniai gruodžio pabaigoje perskaičiaus vyriausybės remiamų pajamų dydį ir bazinį socialinį dydį. Gali būti trūkumas šioje programoje apie 30 tūkstančių, lyginant su suplanuotom išlaidom. Toliau nemokamo keleivių vežimo priemonėje taip pat nėra finansavimo. Šį finansavimą perkelėm į 5 programos priemonę, į nuostolingų maršrutų finansavimą, tai kur buvo suplanuota 850 tūkstančių, padidinom į 1 100 000 000. Kadangi galvojam, tai tikslingiau atspindi šias išlaidas priemonė, kuri rodo, kiek yra nuostolių patirta vežant keleivius nuostolingais maršrutais ar nepilnai apmokant už bilietą. Toliau socialinė parama mokiniams, nustatyta nemokamo maitinimo finansavimas iš valstybės deleguotų lėšų, taip pat didėja dėl bazinės socialinės išmokos didėjimo 208 tūkstančiais eurų čia planuojame gauti. Studentų rėmimo finansavimas baigtas šioje priemonėje ir perkeltas į skatinimo priemonių ir pritraukimo įgyvendinimo priemonę savivaldybės valdymo programai. Socialinio būsto būklės administravimui ir gerinimui matoma mažiau suplanuota išlaidų, dėl to, kad planuojama pagal šilumos tinklų pateiktą informaciją, mažiau poreikio yra skirti finansavimo socialiniams būstams tiem namam, renovacijoms, kuriuose yra socialiniai būstai. Pagal jų pateiktus planus buvo planuota pernai 300 tūkstančių, tačiau nepanaudota ši suma ir šiemet palikta 130 tūkstančių, tai padarė įtaką mažėjimui, socialinio būsto remontui ir suplanuota yra tiek iš uždirbamų, už nuomą surenkamų pajamų ir iš savivaldybės biudžeto prisidėjimas 215 tūkstančių eurų. Čia planuojama ir Laisvės gatvėje atlikti rekonstrukcijos darbus namo ir pritaikymo socialiniam būstui. Deleguotų finansavimas lėšų būsto nuomos ir išperkamosios dalies kompensavimui nustatyta 68 tūkstančiai. Savivaldybės socialinio būsto plėtrai yra suplanuota 150 tūkstančių. Čia yra tikslinės paskirties lėšos, kiek surenkame iš parduoto socialinio būsto, tiek nukreipiam. Tai čia planuojama naujų dvibučių gyvenamųjų namų statyba ir kitų socialinių būstų įsigijimas. Nauja priemonė finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmam būstui įsigyti, prisidėjimas prie valstybės programos finansavimo. Tai čia suplanuota 50 tūkstančių eurų. Baigtas projektas šeimyninių namų ir vaikų dienos centrų plėtra. Taip pat socialinio būsto fondo plėtra savivaldybėje projektinis finansavimas iš ES ir iš savivaldybės prisidėjimo yra modulinių namų statybai suplanuotas. Socialinių paslaugų finansavimui poreikis reikšmingai yra didesnis, beveik 56% iš savivaldybės biudžeto. Čia lyginant su patikslintų planu jau yra skirta, tai poreikis yra 1 300 000 eurų socialiniai globai. Taip pat yra nustatytas ir deleguotų lėšų finansavimas, kuris lyginant su praėjusiu metu planu yra mažesnis, tačiau čia ministerija neužtikrino
visiems metam finansavimo, tai tikimasi dar metų eigoje, kad bus patikslintas ir skirtas tas finansavimas. Vaikų dienos centrų finansavimui prašoma yra skirti 55 000 eurų daugiau, beveik 200 000, taip pat ir suplanuotos ir tikslinės lėšos, beveik 300 000 iš valstybės laikino atokvėpio paslaugų teikimų suplanuotas finansavimas, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 60 000, neveiksnių asmenų būklės peržiūros deleguotai funkcijai 3,4 tūkstančio yra. Reikšmingai didėja poreikis vaiko globos kokybės užtikrinimui, beveik dvigubai 490 000 yra poreikis išreikštas, tai čia yra budinčių globotojų finansavimui, šeimynų veiklos užtikrinimui ir parama šeimose pas budinčius globotojus esantiems vaikams. Taip pat atsižvelgiant į bazinį socialinį dydį, dar poreikis gali būti didesnis metų eigoje. Skurdo ir atskirties mažinimo programai 60 000 eurų suplanuota, lyginant su praėjusiu metu faktinėm išlaidom ir poreikis yra didesnis, numatytas beveik daugiau negu 30%. Suplanuotas projekto išlaidos nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai savivaldybėje, tiek iš savivaldybės prisidėjimas, tiek iš ES, tai savarankiško gyvenimo ir nakvynės namų remonto darbams ir laikino apgyvendinimo modulinių namų statybai. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus infrastruktūros modernizavimui suplanuota 126 000, čia planuojamas Lauksargių mokyklos pritaikymas globos namams, toliau tęstinės veiklos priemonė asmenų su negale socialinės integracijos į visuomenę įgyvendinimos programai yra suplanuota tiek iš ES, tiek iš biudžeto 107 000 eurų. Gyvenamojo būsto aplinkos pritaikymui taip pat suplanuota ir valstybės tikslinės dotacijos ir savivaldybės biudžeto prisidėjimas. Planuojama pritaikyti neįgaliesiems būstus. Tai čia siūloma skirti 70 000 eurų socialinės reabilitacijos bendruomenėje paslaugų asmenims su negale vykdymui. Siūloma didinti finansavimą vidutiniškai 13%, kiek didėja savarankiškos funkcijos, tai bendrai beveik 100 000 eurų suplanuota. Investicinis projektas socialinių paslaugų asmenims turintiems intelekto ir psichikos negalę, tai projektui siūloma skirti yra 285 000 eurų, tai grupinių namų įrengimui ir apsaugoto būsto statybai suplanuota darbams finansavimas. Parama gausioms šeimoms, kaip ir praėjusiais metais, lieka 20 000 eurų. Poreikis didesnis maisto gamybos išlaidų, organizuojant nemokamą maitinimą iš savarankiškų funkcijų 23% arba 200 000. Užimtumo didinimo programai planuojama deleguotų lėšų gauti panašiame lygyje 129 000 eurų. Čia tiek priemonių pas mus administracijai numatyta ir projektų finansuoti. Toliau parodysiu, koks finansavimas yra suplanuotas ir poreikiai pateikti socialinės srities ir sveikatos apsaugos programos įstaigose. Tai šeimos gerovės centre suplanuotas biudžetas 3,6 milijono eurų. Tai įstaiga yra turinti patvirtintus 162 etatus. Ir šioje įstaigoje tęsiamas projektas Tauragės bendruomeniniai šeimos namai, kur finansavimas suplanuotas ir iš ES, ir iš tikslinių lėšų, ir iš valstybės lėšų. Tai kompleksinėms paslaugoms, psichologų paslaugoms, šeimoms, tėvams ir vaikams ir paaugliams. Taip pat planuojama tęsti socialinės pagalbos ir priežiūros teikimą Tauragės rajono socialinę riziką patiriančioms šeimoms,
kur suplanuotas yra finansavimas darbo užmokesčio socialinės darbuotojams ir atvejų vadybininkams iš deleguotų lėšų valstybės 840 000. Šeimos gerovės centro veiklos užtikrinime suplanuota yra 231 000 eurų daugiau, kadangi yra perkeltas finansavimas iš nakvynės veiklos, namų veiklos užtikrinimo, sujungiant tas priemonės, mažinant administracinę naštą, apskaitos naštą į šeimos gerovės centro veiklos užtikrinimą. Tai čia suplanuotas finansavimas ir iš uždirbamų pajamų, ir iš biudžeto didžioji dalis 2 milijonai eurų nakvynės namų veiklai užtikrinti, vaikų globos namų centrų veikla, individualios priežiūros darbuotojai finansuojami, čia suplanuota ir 40 000 automobilių atnaujinimui, bet didžioji dalis čia sudaro darbo užmokestis tiek centro administracijai, tiek socialinės srities darbuotojų. Taip pat tęsiamas finansavimas asmeninio asistento paslaugos teikimui, tiek perkamos paslaugos, tiek darbuotojams yra suplanuota 205 000 eurų, planuoja įgyvendinti šeimos gerovės centras ir kitų projektų ES ir valstybės, kur planuojamas prisidėjimas, tai už 117 000 eurų. Deleguotų lėšų gaunama individualios priežiūros darbuotojams 111,4 000 eurų. Tai tiek šeimos gerovės centro biudžete. Toliau socialinės srities įstaiga, mūsų globos įstaiga, Lauksargių globos namai, kur biudžetas yra suplanuotas daugiau negu 6% didesnis, arba 58 000. Šis biudžetas daugiausia priklauso nuo valstybės deleguotų lėšų finansavimo ir nuo uždirbamų pajamų iš gyventojų surenkamų pajamų. Tai socialinių paslaugų finansavimui suplanuota deleguotų lėšų 521 000, kur atliekama priežiūra sunkios negalios gyventojų, kurių yra 43, ir nesunkios negalės gyventojų ir aplinkos užtikrinimui yra iš savivaldybės biudžeto ir iš uždirbamų pajamų. Tai nesunkios negalės gyventojų pažymėta jų projekte yra 7. Toliau šiam komitetui aktuali įstaiga yra visuomenės sveikatos biuras, kuriam finansavimas didėja beveik 20%, didėjimui daro įtaką įgyvendinamas projektas prevencinių priemonių stiprinančių visuomenės sveikatą ir psichologinę gerovę ir atsparumą stiprinimas savivaldybėje. Tai čia suplanuotas ir ES, ir biudžeto finansavimas, tai bus samdomi lektoriai, organizuojamos paskaitas ir praktiniai užsiėmimai streso valdymo ir kitom temom. Čia yra problema, kad skirta deleguotų lėšų yra beveik praėjusią metų lygį, netgi mažiau. Šiai įstaigai praėjusiais metais 417 000, dabar 411 000, o darbo užmokesčių poreikis didėja. Tai suplanuota mažiau mėnesių skaičių, 11,2 mėnesio skaičių suplanuotas finansavimas visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui, taip pat savižudybių prevencijos programai yra suplanuoti psichologų etatų ir paskaitų išlaidos. Todėl turėjom padidinti savivaldybės prisidėjimą prie šios įstaigos išlaikymo, tai dalį prekių ir paslaugų beveik 20 000 planuojama finansuoti iš savivaldybės biudžeto. Dėl to savivaldybės biudžeto lėšos didėja 40% arba 22 000 eurų. Tai čia turbūt paskutinė tokia įstaiga aktualiausia šiam komitetui. Tai norėčiau informuoti, kad pagal mūsų planą pristatytą savivaldybės kolegijai ir patvirtintą mero potvarkiu, siūlome, kad pastabas, pasiūlymus tiek gyventojai, tiek komitetai teiktų
atsiprašau, tie komitetai teiktų iki 16 dienos. Norėjau pademonstruoti planą, bet dabar neberandu kažkur. Tai pademonstruosiu gal, kaip yra paviešintas mūsų projektas biudžeto savivaldybės internetiniam tinklalapį, kur galit gan patogiai jį peržiūrėti. Tai kaip ir praėjusiais metais yra paskelbta tokia analitikos pagrindų interaktyvi priemonė, kur galite peržiūrėti mūsų biudžeto projektą priemonės ir palyginama pagal programas, pasirinkę pavyzdžiui socialinės paramos įgyvendinimo programą, galite matyti priemonių didėjimą ir lyginant su praėjusiais metais, ar atskirai visas priemonės, kurios jums yra aktualios, ar kurias norėtumėt peržiūrėti. Tai tiek, tik dar noriu akcentuoti, kad reglamento nustatyta tvarka pasiūlymai teikiami didinti ir analogiškai teikiami eilutė, kur jūs matytumėt mažinti pagal reglamentą, tai per 5 darbo dienas komitetai ir gyventojai nuo viešinimo pateikia savo siūlymus. Tai tiek apie šį 25 metų projektą. Tai dėkui Ignui už pristatymą. Ar bus norinčių paklausti? Rankų pakeltų aš nematau, tai tokiu atveju teikiam tarybai ir daugiau klausimų pagal darbotvarkę aš nematau, nebent yra kitų klausimų. Jeigu nėra, tai visiems tuomet gražios dienos ir iki pasimatymo. Ačiū, iki. Iki. Viso gero.